Kas yra karminės pamokos, karminės skolos? Kaip jos veikia mūsų gyvenimą? Kaip jas išmokti ir uždaryti šį ciklą? Prieš gimdami į šį gyvenimą mūsų sielos renkasi tam tikrą augimo kryptį. Dvasinėme tarpinėme pasaulyje jos peržiūrė ankstesnių gyvenimų patirtis, pasiekimus ir neišmoktas pamokas. Kartu su dvasiniais vedliais, mokytojais ir savo sielos grupe, siela kuria planą. Kokį gyvenimą gyvens, kokiuose santykiuose bus, kokius žmonės sutiks ir svarbiausia, kokias pamokas sieks įvaldyti. Karminės pamokos – tai sielos ugdymo etapai, kurie pasireiškia per gyvenimo iššūkius. Pavyzdžiui, sudėtingus santykius, finansinius sukrėtimus, sveikatos temas, vidinį vienišumą, pasikartojančias situacijas, kurios tarsi šaukia, tu čia jau buvai, dabar rinkis kitaip. Ir čia dar ne viskas, dar turime karminės skolas. Tai dar stipresnės pamokos, kurios nurodo, kad kažkuriame gyvenime iš praeities mes veikime prieš sąmoningumą. Galbūt piktnaudžiavome galia, atėmėm iš kitų, melavom savo ar kitiem. Šiame gyvenime tokias skolas grąžiname per intensyvesnius išbandymus, kol atstatome energetinę pusiausvyrą. Numerologijoje karminės skolos atpažįstamos per tam tikrus konkrečius skaičius tavo gyvenimo kodo analizėje. Tai būna 13, 14, 16 ir 19. Jei tavo gimimo datos arba gyvenimo kelio skaičiuose jie pasirodo, gali būti, kad turi karminę skolą tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, 13 – veiklos, 14 – laisvės, 16 – ego, 19 – nepriklausomumo. Numerologinės karminės pamokos yra nuo 1 iki 9. Tai jau sekantis žingsnis, per kurias tu augi, net jei neturi skolos. Tai kaip sielos studijų programa, kurią šiame gyvenime praeini. Nuo šiandien pradedu video ciklą ir papasakosiu apie kiekvieną karminę pamoką ir skolą išsamiau. Ir pirmoji iš jų yra karminė pamoka numeris 1 – savarankiškumas ir vidinė jėga. Bet apie tai kitame video. Jei nori nepraleisti šios informacijos, kviečiu pasekti mane. Ačiū, siunčiu tau šviesos.